Sausio 23 dieną Plungė sulaukė neeilinių svečių. Čia apsilankė Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas, Seimo pirmininko pavaduotojas Vytautas Gapšys bei Lietuvos Respublikos Seimo narys Valdas Karbalius. Politikų vizito tikslas buvo kartu su gyventojais aptarti aktualiausias problemas, daugiausia kultūros ir švietimo klausimais. Vizito metu svečiai apsilankė Plungės Saulės gimnazijoje, kur susipažino su jos problemomis. Viešojoje bibliotekoje vyko spaudos konferencija, kurioje Seimo pirmininkas ir jo kolegos diskutavo su Plungės kultūros atstovais apie tai, ko reikia mūsų rajono kultūros plėtros gerinimui. Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas džiaugiasi susitikimui skirta vieta – viešąja biblioteka, kurią įvardijo mūsų kultūros židiniu. Mūsų tikslas šiandien, aišku, aplankyti Plungę, aplankyti Rietavą. Ir pagrindinis raudona linija eina švietimas ir kultūra. Jau švietimo srityje pakankamai daug bendravom. Buvom keletą mokyklų, susitikom su švietimo bendruomenė, išklausėm visas pastabas, tiesiog gavom kai kurių pasiūlymų, labai naudingų. Yra problemų, kurias reikia spręsti, ypatingai gimnazija jūsų Plungės, kuri nerenovuota yra, kur iš išorės renovuota. Tiesiog yra tokių klausimų, yra tokių problemų, kurias reikia pačiu artimiausius metus spręsti ir, aišku, padėti Plungiai. Vydas Gedvilas pakalbėjo ir apie naujos vyriausybės darbą. Jau nauja vyriausybė ir naujas Seimas startavo, pradėjo dirbti 2 mėnesiai, nuveikėm kai kurios darbus, 95 įstatymus priėmėm, 90 įvairių nutarimų, 4 kitus aktus priėmėm. Tiesiog 2 mėnesius jau kaip darbuojamės, užbaigėm sesiją, dabar turim pertrauką, bet nežiūrint to, aišku, toliau dirbam ir yra toks laikotarpis, kada galime nuvykti kažkur į svečius, pabūti, pasižiūrėti, kaip gyvena mūsų rinkėjai, mūsų žmonės ir išsiaiškinti problemas ir tiesiog nesinori visada sėdėti kabinete, reikia visą laiką nuvažiuoti ir pasižiūrėti, kaip iš tikrųjų sekasi kultūros darbuotojams, švietimo darbuotojams. Seimo pirmininko pavaduotojas Vytautas Gapšys taip pat pasidžiaugė galėjęs apsilankyti naujai atidarytoje Plungės viešojoje bibliotekoje. Vytautas Gapšys daugiau dėmesio skyrė darbo partijos veiklai šalies švietimo ir kultūrinėme gyvenime pristatyti. Biudžeto lėšos puikiai suprantate, kad pirmiausia nukarpamos turbūt nuo kultūros, nuo sporto, nuo tokių, kur yra lengvai nukerpama ir sako, jie vis tiek iškentė. Tai mūsų ministras yra vienas iš tų kovotojų ir paskirtas tas, kuris tikrai žodį kalba labai atsakingai, labai tvirtai ir jau žinau, kad su premjeru turėjo ne vieną diskusiją apie kultūros klausimus, finansavimo klausimus, žiūrėjimo investicijų klausimus. Todėl aš tikiuosi, kad tuos rezultatus iš tų kalbėjimusi, susitarimų, kurie dabar dar popieriuje nėra parašyti, tai būtų sunku juos tai pristatinėti ir prižadėti, bet kai kur jau yra judantis. Esu prižadėjęs ir kultūros ministras, kad čia apsilankys, tą irgi pažadą prisimenu jūsų kultūros centro direktoriui. Ta mes darysime ir kultūros ministras taip pat yra pasiruošęs keliauti, žiūrėti ir spręsti tas problemas. Aišku, žinom tą problemą ir programas apie įdėtėm, tai yra kultūros darbuotojų atlyginimų fondas, tą puikiai suprantame, tą jaučiame atsakomybę už tai, kad tas rytis turės būti už ją kovojama ir tą pažadą turime tai daryti. Žemaičių dailės muziejaus direktorius Alvydas Bakanauskas svečiams pasakojo, kad Dvaruose įsikūrusių muziejų veiklai priskiriama ir parkų priežiūra. Tačiau Plungės parkui prižiūrėti reikalingi landšaftininkai, kurių miestas deja neturi ir tai yra viena didžiausių problemų. Plungės rajono savivaldybė yra finansiškai nepajėgi išsaugoti parką. Tokių pačių problemų kyla ir Rietavos savivaldybėje. Seimo pirmininko pavaduotojas Vytautas Gapšys pažadėjo, kad šiuo klausimu kreipsis į aplinkos ministeriją. Plungės kultūros centro direktorius Romas Matulis aptarė, kaip anksčiau buvo sprendžiamos ir kaip turėtų būti sprendžiamos kultūros problemos. Kas buvo daroma blogai, ypatingai kultūros centrų srityje, kai buvo skirstomas valstybės investicijų lėšos, visiškai nebuvo girdimas bendruomenių balsas. Ir iš tikrųjų nebuvo atsižvelgiama visiškai regioninį aspektą institucijų ir buvo modernizuojamos galbūt visiškai ne tos įstaigos regioniniu aspektu ir ne tiek svarbios vyriausybei ir valstybei, kad būtų renovuojama iš valstybės lėšų pirmiausia tos institucijos. Tai aš tik tai siūlau iš tikrųjų ir tai, ką pažadėjo kultūros ministras, kad iš tikrųjų jisai leis pačiom bendruomenėms spręsti, kokios institucijos bus
pačios svarbiausios. Tai noriu pasakyti, kad jūs prisimintumėt ir tarpininkautumėt, kad Plungės kultūros centras tai yra pati reikšmingiausia kultūros institucija regione ir jinai pradėta modernizuoti prieš 6 metus ir iš principo tiek valstybinių lygmenių, tiek visokio kitokio elgtis taip negalima stabdyti šitiek ilgai institucijos darbą. Plungės viešosios bibliotekos direktorė Violeta Skerienė išdėstė svečiams, kas kelia nerimą bibliotekų darbuotojams. Tai yra, kad vis tik tais reikėtų peržiūrėti valstybės skiriamas lėšas naujų spaudinių įsigijimui, tai jums ne naujiena, jūs tą puikiai žinote. Be abejo, labai norime, kad toliau sėkmingai būtų įgyvendinama bibliotekų modernizavimo programa vyriausybės patvirtinta ir palaikysiu kolegos mintį, kad vis tik tais labai reikėtų pasižiūrėti, ką restauruojame ir kurios pastatus pirmiausia reikėtų, tam aš labai minčiau pritariu. Ir be abejo, mes priminėm dėl mūsų atlyginimo koeficiento. Seimo pirmininkas susitikimo metu papildė biblioteką padovanodamas naujų knygų. Politikų vizitą vainikavo nedidelė ekskursija po biblioteką.